Ar mes jau eteryje? Taip. Malonu, brolau, kad mes jau eteryje. Šiandien, visą laiką kartuojas. Apžvelgsime elektrinį motorolerį, kuris yra 1000 vatų. Kas yra? 2000? O ką mums reiktų 2000 vatų? Špargalkį. Čia tikrai yra tas? Tai prikabink man. Tai virš kameros. Taip, tai apžvelgsime elektrinį Motorola paskambint galit, o su elektriniu motoroleriu galit nuvažiuoti belė kur. Tai jo modelis vadinasi HAWK, tai H-A-W-K, kas nežino tam kalbos, ir aš kai kada nežinau tam tikrų žodžių. Jis yra 2000 vatų, 72 voltų. Tu žiūri ir garantuoju, netik, aš tiesą sakau. Patikrinu. Aš ten pažiūriu. 72 rašo registruojamas. Bet jau tą jau reikia registruoti. Nes jeigu būna, pavyzdžiui, 1000 vatų, jūs galite neregistruoti, pasirinkti arba registruoti, arba ne. Parodė, koks yra neregistruoti. Nu ten va, eik pasižiūrėti. Parodė. Tiek toli vaikščiodavo. Taip. Yra 1000 vatų neregistruojamas. Mes šį apie aną kalbam. Gerai, čia da, kad esmė, kad taip, tiesiog, tai yra, jeigu yra 1000 vatų, jūs galite važiuoti su juo kaip su elektriniu dviračiu, taip? Taip. Matai? Kaip žinau. O čia jau yra motoroleris. Reikės išsiimti numerius, draudimą ir turėti AM kategoriją. Taip? AM kategoriją arba B. Regitoriui pasiklausyti. Regitoriui pasiklausyti, nes mes spėsėti galim. Bet jis yra 2000 vatų, tai realiai pilnai atitinka gale normalų motorolerį, tai kies normalų yra KM9 kubiko ar 105. Ką jis atitinka, prašom man pasakyti. Jis atitinka KM9. Nu tai va, o kodėl? Pats nežinai, kiek gal važiuoja, bet nuotų greičiai. Važiuorim greitai, koks jisai važiuoja. A gali važiuoti? Šiaip prašo KM5 be svorio. Tai atsisės. Nepadės man. Šiaip KM5 rašo, nu tai kiek jis važiuos 40. Bet čia jisai atsirakina, ar ne? Nežinau, ar galim teisiškai sakyti šitą informaciją. Ar rimčiau? Man rodos, gal dabar gali važiuoti. A ne? Nu gerai, palapiškai. Realiai sėdi taip kaip motorolerį, nes tikrai, didelis jisai yra. Oho! Tai specialiai tau rodau. Jo. Bet traukia, kai žvėrys. Paėmimas, vadinama, iš pirmo, tai man atrodo, kiekvieną birbinę KM9 kubiko apdėsit, bet greitis KM5 yra kaip tu KM9, kiek ten iki 50 bėgė. Na, jeigu ten neturpintas, bet kaip mes žinom, ir šitą gali paturpinti. Jeigu taip, buliu. Taip, tai va, 45 km per valandą. 2000 vatų, 72 voltai. Viską pasakiau. Dabar 72 voltai, ką mums sako? Ogi tai, kad ten yra. Kiek baterijų? Čia nelitis. Nelitis čia, taip? Mačiau baterijos, Matos baterija? Filmo. Gerai. Rodom skydelį prašau. Skydelis standartinis, nieko ypatingas, jisai kilometražas, greitis rodo, kiek nuvažiavot, kiek pasirodo kuro liko, matot, bet su rozetė, tai reiškia, kiek elektros liko. Rodo, matot, avarinis dega. Jau, kaip jisai, kaip fūroj. Lauk, aš jeigu dabar išjungiu avarinį, parodau posūkį. Matai, čia gražiai rodo, viena pusė, kita pusė. Žiūrėk, lempos, matai, ledai. Dabar bus nėra. Įdomu. Va, dabar radau. Taip. Koks čia gabaritai? Niekas nedė. O, ded. Ilga. Taip? Ne. Kaip ne? O, ilga. Buvo prieš tai. Čia trumpas. Tai sakiau, gal buvo ilga. Ką tu meluoji man? Čia yra trumpas. O tu matau pagal kelnes, kad trumpas. Tavo kelnes. Nėra ten kitas žmogaus, tik tu. Taip, tai čia vat yra. Bet kodėl gabaritai nedėk, tą ištrinsi, bet tu jie tada. Galim, nediktyva dega, kas tau ledai kokie yra. Bet čia 3 pozicijas tiesiog yra tai, kad
ledai jau savaime dega iš karto. Nes čia yra 3 pozicijos, ateikit. Čia. 1, 2, 3. Ir čia padaryta automatiškai mūsų standartam. Tai ledas turi visada degti. Taip. O kaip kitaip. Tai vat. Ir šiaip gerai šviečia, žiauriai. Taip sakyčiau. Pritaikyti Europos rinkui, kad visada šviečia. Tai aš ką tik tą sakiau. Europos rinkai pritaikyti. Modernus, gan gražiai atrodantis veidrodėlį. Prašom atkreipti, kaip ten aš sakiau tą žodį gerą, ergonomiški. Aš taip kažkaip galvoju, kodėl taip ergonomiški, gali sakyti. Labai gražiai padaryti, sakyčiau. Moderni ir fainai. Kas čia? USB. Net dega mėlynai. Ir ką čia reiškia? Gali pasikrauti telefoną. Taip? Galimai. Galimai. O ką daugiau čia gali muzikos nepasileisi. Pasikrauti telefoną. Čia yra pakrovėjo lizdas, ar ne? Kas čia yra? Čia taši, ne, šalmai čia. Ai, prisisekti? Turbūt. Vai, palauk, fokusobiliukas čia. Ja. Tašiai. O kodėl kitą pusę atvirkščiai tašiai gyvirsi? Ai, tašiai ir tada užsisegi. A nepamesti. Taip, Vatsonai. Visai, tu nieko nesupranti. Na gerai, išjunkim, pasižiūrėkim bagažiuką. Nes čia matau, kai išjungia savo tokį garsą padaro. Ir čia, ką aš galiu susidėti, pavyzdžiui, sakykim. Dokumentų. Bet šiaip, čia tai nesudėsi, viskas plumti išvers. Nu, tai jo, atsidarėjai. Atsidarėjai, taip įsidėjai. Nu, imti telefon, žiūrėk. Nu, iškart. Padarom eksperimentą su iPhone. Nu, gerai. Nedarykim su iPhone, nes paskui jis tikrai suduš. Nors senas, visai negaila mum jo. Nešoktų mum čia, šokiu. Čia pakrovimo lizdas. Atkreipkime dėmesį, krautis. Turi tą apsaugą. Taip. Šiaip gan fainiai padarytas bendrai. Tikrai nėra nei pigus plastikas, kad būtų minkštas ir ne, labai tiksliau kietas, atsiprašau, ne minkštas. Nes jeigu kietas būna, pavyzdžiui, žiemą, jisai iššala ir pradeda trūkinėti. Jis toks, neblogai, sakyčiau, visai padarytis. O, teikit, žiūrėkit, čia rodau. Matot? Bet čia, matos, kad jis yra gan, minkštas, toksai stabiliai stovi. Visi tie netgi, nors jisai jau atrodytų, kam aš čia rodu, bet taip, čia reikia, va, akūmai tu nufilmavai, ne? Taip. Kurvasaugiai gražiai padaryti. Padangas kokios, off-roadinės, beje. Šiaip apskritai, man jisai toks kaip iš elektrinius, man labai patinka. Tai amortizatoriai 2, numeriukai užsisukti. Pažiūrim, kaip galas dega. Kokie slempos. Dega? Taip, stabdį paspauskit. Čia žiūrėk, numerio apšvietimas, matai? Kaip priklauso, stabdis. Dega? Taip. O posakiai, kurioje vietoj rodos? Va, čia posakiai. Faini, atšvaitukai, beli atšvaitukai. Ir pasižiūrėkim dar daiktadėžę. Ką mes čia turim? Čia jeigu nuspręsit nebegyventi savo butę, galite čia nes čia kaip butė susidėti. Galite išjungti savo. Čia yra, jeigu nuspręsit, nežinau, kodėl čia prideda šį daiktadėžę. Jis žinau, bet nežinau, kodėl prideda tas spinas. Jeigu jūs nuspręsit, jeigu nenuspręsit, šiaip turėsit dovanų. Ne, šiaip keisti šit. Tai va. Bet gauna dovanų. Taip, gauna dovanų, galėsit kur nors tą spiną pridėti, jeigu ne. Bet šiaip čia galima uždėti daiktadėžę. Pas mus yra jų? Taip. Taip, pas mus jų irgi yra. Tai daiktadėžė ir tam, kad turėtumėt greičiausiai vieną raktelį ant visko, čia yra ta spinelė. Nes nesuprantu, daiktadėžė su spinelėm. Jo, bet čia gal. O čia gal pasikeis? Ką? Nežinau, dovanų davė, kad tu klausinėjai, džiaugis, kad davė. Nusik man iki svečiai. Nesvarbu, sakykime. O čia laikikliai tikrai nuo daiktadėžė. Taip. Instrukcija motorolerio prie visų pridedama. Tiek tų, tiek anų. Pakrovėjas 7,2 V, 20 mAh baterija viena yra. 7,2 V, 20 mAh. Žiūrėk, čia nėra tų parametrų. Ne, čia tik to pakrovė. Ir sertifikatas registracijai. Dabar aš jums pasakysiu daugiau informacijos, man neleido tą padaryti, bet mes galim išsiaiškinti, kiek jis nuvažiuoja. Rašo nuvažiuojamas atstumas iki 50 km. Iškart galiu pasakyti, kad taip greičiausiai nebus. O
Uždariau. Gal kartais švelniau tiesiog. Taip, nežinau kodėl. Kiek sakiau, 50 km. Dėl ko taip nebus, nes visi mes žinom, kaip skaičiuoja tas nuvažiuojamus atstumus, nes idealiom sąlygom, itin mažų svorių, eko režimais ir taip toliau. Tai jeigu 50 rašo, aš manau, 10 drąsiai galite numesti. Tai kam čia rašot 50? Tam rašom, kad taip rašo gamintojas. Nes 50 km rašo gamintojas, bet įsivaizduokit, jeigu jūs važiuotumėte ant 60 kg žmogus, nes taip, pavyzdžiui, daro tokius tyrimus, tam, kad parodytų to nuvažiavimą daugiau. Tai reiškia, kad važiuoja 60 kg žmogus, pavyzdžiui, jis važiuoja visiškai lygių keliu ir minimaliausių greičių, gerom oro sąlygom, pliusas ten taip toliau. Jis gali čia išspausti tą 50. Bet jeigu jūs norėsite važiuoti normaliai, komfortiškai, dar netgi paspaudus, tai tada tikrai galite skaičiuotis, kad tas nuvažiavimas atstumas tikrai nukris. Taigi, tiek turbūt apie šį motorolerį. Dydžius tikrai labai fainas ir didelis ir jį galite įsigyti mangius.lt ir pas mus Vilniuje ir Kaune fizinėse parduotuvėse.